Sveiki, aš esu Marta Navickaitė, esu iš Vilniaus Ozo gimnazijos ir šiandien papasakosiu apie Teddy Riner. Tai papasakosiu apie jo biografiją, nuopelnus, apie jo šeimą ir gale pasakysiu apibendrinimą ir šaltinius. Pasirinkau Teddy Riner, nes jis yra ne tik vienas geriausių visų laikų dziudo kovotojų, bet ir stiprios valios, disciplinos bei atsidavimo pavyzdys. Jo kelias į sėkmę tai ne vien medaliai ir pergalės, bet ir sunkus darbas, psichologiniai iššūkiai bei nuolatinis tobulėjimas. Tema man pasirodė aktuali, nes daug jaunų žmonių šiais laikais stokoja motyvacijos ar greitai pasiduoda susidūrę su sunkumais. Riner istorija įrodo, kad net pasaulinės žvaigždės turi kovoti su nesėkmėmis ir abejoja savimi. Analizuodama jo patirtį noriu parodyti, kad kiekvienas gali pasiekti aukštumų, jei tik yra pasiruošęs dirbti ir nepasiduoti. Tai truputį apie jo biografiją. Tai jis gimęs mažame miestelyje Prancūzijoje 1989 metais, balandžio 7 dieną. Jo ūgis yra 2,4 m ir sveria šiuo metu apie 141 kg. Tai jo laipsnis yra juodas diržas, 5 danas, kovoja už 100 plus kategoriją ir mėgstamiausi metimai yra Uchimata, Asatagari ir Harai Goshi. Kelias į dziudo sportą. Tai Teddy jau 5 metų pradėjo lankytis daugiarūšiame sporto klube Paryžiuje, kur išbandė įvairias sporto šakas, tokias kaip laipiojimą, golfą, tenisą ir taip toliau. Tačiau būtent dziudo tapo jo didžiąja aistra. Būdamas 15, Rineris įstojo į Prancūzijos nacionalinę komandą INSEP centre ir po 2 metų pradėjo profesionalo kelią. Tatamyje jisai greitai išsiskyrė savo talentu, tapo nacionalinių, Europos ir pasaulio jaunimo čempionatų nugalėtoju, įtvirtindamas savo kaip būsimos prancūzų dziudo žvaigždės vardą. Teddy visada pasižymėjo išskirtiniais fiziniais duomenimis. Mokykloje buvau jau visa galva aukštesnis už kitus, prisimena jis. Rimtai kilnoti svarmenys jis pradėjo tik būdamas 18-19 metų. Iki tol man pakako jėgos ir kūno tonuso stiprinimo, aiškina jis. Nors išskirtinis fizinis pasirengimas yra didelis pranašumas, sunkiasvorių dziudo kategorijoje netrūksta įspūdingų atletų. Tikriausiai didžiausias Teddy pranašumas slypi ne ūgyje ar jėgoje, o kasdieninio darbo intensyvume, metodikoje ir nuoseklume, kurį jis demonstruoja kartu su savo treneriais. Tai 2007 metais, būdamas tik 18 metų, Teddy tapo jauniausiu pasaulio dziudo čempionu, kai Rio de Žaneire iškovojo aukso medalį. Nuo tada jis pridėjo dar 10 pasaulio čempiono titulų, 4 olimpinius medalius ir 5 Europos čempiono vardus, galutinai tvirtindamas savo dominavimą dziudo sporte. Tai prancūzas Riner tikra dziudo legenda, jis pasaulio čempionu tapo net 11 kartų, daugiau nei bet kuris kitas sportininkas ir iškovojo net 3 olimpinius aukso medalius. Tai čia jo pasiekimai olimpinėse žaidynėse. Aukso medalius jisai laimėjo Londone, Rio de Žaneire ir Paris, o bronzos medalius Tokijo ir Beijing. Tai čia yra pasaulio čempionato aukso medaliai. Europos čempionatai, tai čia irgi aukso medalių datos. Tai kuo Teddy yra išskirtinis dziudo sporte, tai jis yra vienas sėkmingiausių dziudo sportininkų visame pasaulyje, jis išsiskiria ne tik savo fiziniais duomenimis, aukščiu ir svoriu, bet ir neįtikėtinu meistriškumu, technika bei sportinė ištverme.
Riner per savo karjerą yra laimėjęs net 11 pasaulio čempiono titulų, o tai yra rekordinis skaičius dziudo istorijoje. Be to jis turi 3 olimpinius medalius, 2 aukso ir 1 bronzos. Riner yra žinomas dėl savo nepralaimėtos serijos. Nuo 2010 iki 2020 metų jis nepralaimėjo nei vienos kovos. Tokia ilga nepralaimėtų kovų serija yra unikali dziudo sporte, kur kiekviena klaida gali kainuoti pergalę. Ir pamoka per 20 sekundžių. Tai ant tatamio Tedi visada gerbė savo varžovus, niekada nepervertinu savęs ir nenuvertinu nieko, net pačių kukliausių priešininkų, sako jis. Šis mąstymas gimė dar vaikystėje, po skaudžios kovos su vyresniuoju broliu. Buvau geresnis už jį, prisimena Tedi su šypsena. Turėjau progą parodyti tėvams, kas iš mūsų stipriausias, bet buvau pernelyg pasitinkinti savimi. Tai reiškia, kad pergalę jam jau buvau padovanojęs. Jis mane tiesiog nušlavė per mažiau nei 20 sekundžių. Ta pralaimėjimo akimirka tapo pamoka, kuri išmokė jį nuolankumo savybės, lydėjusios viso jo kelią į sėkmę. Riner su savo partnere susipažino 2007 metais Rio de Žaneire vykusio pasaulio dziudo čempionato metu. Jų draugystė peraugo į tvirtą meilės ryšį, kartu jie augina 2 vaikus - sūnų Edeną ir dukrą Isis. Tedi dažnai pabrėžia, kad šeima yra jo didžiausia motyvacija. Jis mėgsta leisti laiką su vaikais, dalyvauti jų gyvenime ir dalintis bendromis akimirkomis. Nors vaikai bandė užsiimti dziudo, jie greitai nusprendė pasirinkti kitus pomėgius, o Tedi tai visiškai priėmė. Tedi neapsiriboja vien sporto pasiekimais, jis yra ir sėkmingas verslininkas. Jo metinės pajamos siekia apie 5,5 milijono eurų, įskaitant atlyginimą, premijas ir papildomas veiklas. Jis bendradarbiauja su žinomais prekiniais ženklais, be to įsikūrė savo sporto aprangos prekių ženklą, kuris siūlo įvairią sportinę aprangą ir įrangą. Tedi taip pat investuoja į nekilnojamąją turtą ir kartu su Tony Parker įkūrė įmonę TNT Global Management, kuri padeda aukšto lygio sportininkams tvarkyti finansinius reikalus. Taip pat jisai yra išleidęs savo knygą, kurioje dalyjasi savo gyvenimo istorija ir patirtimi. Ši biografija atskleidžia jo kelią į sėkmę, iššūkius ir įkvėpimą. Ir apibendrinimas, tai Tedi yra išskirtinė asmenybė dziudo pasaulyje, jo karjera tai puikus pavyzdys, kaip nuoseklus darbas, disciplina ir tikėjimas savimi gali atverti kelią į didžiausias aukštumas. Riner įkvėpė daugybę žmonių visame pasaulyje ir tapo tikrų dziudo simboliu. Tedi įrodė, kad negimsti čempionu, o juo tampi per sunkų darbą ir užsispyrimą. Kiekvienas žmogus turi savyje potencialo pasiekti savo tikslų, jei tik nebijo klysti, mokosi iš patirties ir nenustoja stengtis. Tikėk savimi, siek savo svajonių ir tu gali tapti įkvėpimu kitiems. Ir čia yra informacijos šaltiniai. Ačiū.